apie Kristaus kraują ir apie jo kūną. Gerkite mano kraują ir valgykite mano kūną, kad turėtumėt gyvenimą, kad jo apsčiai turėtumėt. Kas nevalgo mano kūno ir negeria mano kraujo, tas neturi savyje gyvybės. Dalis mokinių išgirdę šitos žodžius pasibaisėjo ir pasitraukė. Jėzus atsisukęs į likusiuosius tarė, gal ir jūs norite palikti mane. Vienas iš jų, berods Petras, kur mes Viešpatie eisime, juk tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Tu turi amžino gyvenimo žodžius. Skamba baisiai tie žodžiai. Gerkite mano kraują ir valgykite mano kūną. Skamba kaip kanibalizmas. Šiaip žmogui nėra paprasta suvokti ir priimti. Pirma reakcija tokia ir būna, kad norisi tiesiog bėgti nuo tokių žodžių ir nuo to žmogaus, kuris taip sako. Ne aš sugalvojau tą sąvoką kanibalizmas. Esu girdėjęs iš tikrųjų savo aplinkoje, būtent taip apibūdinant šitos Kristaus žodžius. Ir tai normalu, todėl kad nėra taip paprasta suprasti žydų mitologiją ir senovės žmonių papročius, jų gyvenimo būdą, jų aplinką, jų kalbėseną, jų minčių raišką. Kaip aš matau, kaip man atsiveria šitie žodžiai, Jėzus atveria prieigą prie pačio sakraliausio dalyko, prie Tėvo širdies per savo įsikūnijimą. Jis ateidamas į Izraelio tautą prieš 2000 metų, ką jis padarė? Jis prisėmė išties nepakeliamą svorį, didžiulę naštą, didžiulę atsakomybę ant savo pečių. Atnešdamas visai kitokį Dievo Tėvo, žydų vadinamo Jahvės paveikslą. Iš tiesų žydai sukūrė pagal savo atvaizdą ir pagal savo panašumą, savo gyvenimo būdų, sukūrė savo Dievą. Biblijoje sakoma, kad Dievas sukūrė pagal savo atvaizdą ir pagal savo panašumą žmogų. Taip pat atsitiko dar vienas dalykas. Žmogus
taip pat tą patį padarė. Pagal savo atvaizdą ir panašumą sukūrė Dievą, Jahvę, mentalinė koncepcija. Tai baisus Dievas iš tikro, kuris liepia eiti žudyti moteris, vaikus, kūdikis, išskrosti nėščias moteris, nepalikti nieko gyvo, gretimų tautų teritoriją, išžudyti visas tautas aplinkui esančias, gyvulius netgi jų, viską sunaikinti, viską sunaikinti. Ir tai yra iš tikro tuometinio žydo, kuris 400 metų nešė vergystės naštą, tai daugiau nei 10 kartų žydų tautos žmonių gimė, augo, formavosi vergo kailyje, vergo būsenoje, nešė vergystės naštą Egipte. Ir galiausiai ši tauta išėjo iš vergystės. Pats Dievas juos išvedė. Ir štai šie žmonės kuria Dievo paveikslą. Be jokios abejonės jų širdyse yra be galo daug neapykantos, pykčiai, pagiežos, nuoskaudos. Jiegi laikė save išrinktąją tautą. Kaltino visus. Tarpusavėje buvo labai daug pykčio, pagiežos, nesutarimų, smerkimo. O jo labiau neapykantos aplink esančiams tautoms. Visą tai užrašyta Biblijoje. Kažkaip šį klausimą reikėjo išspręsti. Negalėjo likti šitas Dievo paveikslas nepajudinamas, nes jis yra iliuzija. Jis nieko bendro neturi su tikruoju šitos realybės, šitos žemės, kosminių kūnų, visos visatos, paralelinių visatų, paralelinių pasaulių sukūrimo ir vaizdu. Tai yra beprotybė iš tiesų, kas yra užrašyta apie Dievą Senajam testamente. Tai yra sužalotos sąmonės nužmogėjimo išraiška, užrašyta šitoje knygoje. Tai ne apie Dievą. Senojo testamento istorija. Tai apie žydų tautą, apie jų širdis, apie jų mąstymą, apie jų sąmonės būseną. Viskas buvo paženklinta krauju, viskas buvo sprendžiama keršto būdu. Keršto būdu nuoskauda liejasi per kraštus, neapykanta. Avinėlio kraujas. Avinėlio kraujas buvo ta išperkamoji auka už nuodėmes. Kaip kitaip reikėjo šitą bepročių tautą. Aš jų nevadinu žmonėmis, nes jie nebuvo žmonės dar. Šiandienos supratimu tai dar nebuvo žmonės.
Tai buvo kažkas tokio, kur žmogaus kūne, ne žmogaus dvasia ir ne žmogaus sąmonė. Nėra paprasta suvokti, gyvenant civilizuotoje Europoje, kaip atrodė prieš 5-6 tūkstančius metų laukinis žydas, sulaukėjęs žydas. Ir šią tautą Dievas išsirinko ne kaip ypatingą kažkuom tai, ypatinga to, kad geresnė už kitas tautas. Priešingai. Priešingai. Pasirinko tą žmonijos dalį, kaip aš matau, sakau taip, kaip aš matau, kurioje buvo mažiausiai likę žmogiškumo. Žmogiškumo trupinėliai, tik menkos apraiškos. Rašė apie Mesiją, pranašai, skelbė Dievas ateimą sūnaus žmogaus, kuris atneš visai kitokį Dievo tėvą absoliutą šitos žemės ir visos realybės kūrėjo paveikslą, apreikš jo širdį, tokį, kokia ji iš tiesų yra. Jėzus kalbėdamas mokiniams, gerbkite mano kraują, valgykite mano kūną. Kalbėjo tiems žmonėms, tai tautai, kuri buvo užaugusi ant Senojo testamento pamatų, kurių sąmonė buvo persmelkta ta kultūra, tuo mentalitetu, tokio Dievo ir savęs, tokia jų buvo savivoka. Jis kalbėjo jiems. Nes tie žmonės suprato tik kančios, kraujo kalbą. Gerkite mano kraują, valgykite mano kūną. Tai aukščiausia vienybės su manimi simbolika ir išraiška. Vienybės su Jėzumi Kristumi, Ješuo, Izraelio didžiuoju mokytoju, gelbėtoju. Iš ko jis gelbėjo? Jis gelbėjo iš šitos beprotybės, iš šitos tamsos Izraelio tautą, iš nužmogėjimo. Jis gelbėjo, atnešė du dalykus. Tai Dievo tėvo paveikslą, tokį, koks jis iš tiesų yra. Ir apreiškė Izraeliui savo pavidalu, savo širdies šviesą, savo darbais, savo žodžiais, savo laikyseną. Žiūri į Jėzų Kristų, į Ješuą ir matai tėvą. Jame matai tėvą, jis atspindi tėvą visą kuo, visą savo esybę, visą savo laikyseną, žodžiais, darbais, poelgiais, jėga.
Ir antras dalykas, jis apreiškia, kas iš tiesų yra žmogus. Kas iš tiesų yra žmogus. Prarasta tapatybė, ta, kurią Izraelio tauta, Izraelio žmonės buvo praradę savo gyvenimo būdu. 400 metų praleistų vergystėje buvo praradę visiškai tapatybę, sugyvulėję, nužmogėję, sužvėrėję. Apreiškia, koks iš tiesų yra žmogus. Koks yra Dievas, toks yra ir žmogus. Tokį parodė savo pavyzdžiu Jėzus Kristus. Tiek Izraelio tautai, tiek visoms kitoms tautoms, tiek šiandieniniam žmogui, kuris vis dar klandžioja patamsiai, tais labirintais, religiniais labirintais, per įvairias religijas, ieškodamas kažko tai, realiai pats net nesuvokdamas ko. Mes ieškome savo tikrosios tapatybės. Tapatybė ateina tik tai per vienybę su Kūrėju, absoliutų. Jūs valgykite tos paplotėlius, jūs gerkite tą vyną ir jūs nieko nelaimėsite. Toną paplotėlių, toną ostijų suvalgykite per savo gyvenimą bažnyčiose. Išgerkite bidonus vyno, mišių vyno ir jūs nieko nelaimėsite. Jei jūs manote, kad jūs valgydami ostijas ir gerdami vyną tampate panašus į Kristų arba į amžinybės tėvą, tai yra iliuzija. Tai tik iliuzija. Dar viena iliuzija. Nieko bendra neturinti su tikrove. Tik mūsų gyvenimo būdas. Tik mūsų gyvenimo būdas. Mintis, darbai, ketinimai, motyvai, veiksmų motyvai, žodžių motyvai. Suvienyje su Kristumi. Tai ir yra jo kraujas, tai ir yra jo kūnas. Ir kiekvienas iš mūsų tampame Dievo Tėvo absoliuto atspindžiu. Ir tame yra jėga. Ir tame yra dangaus karalystė. Ir tame yra Sionas. Ir tame yra šviesa. Nes čia ir yra tiesa. Visa kita yra iliuzija. Jei supranti tai, ką aš sakau, jei priimi tai, jei dedi pastangas, suvienyti save, visą savo esybę, susivienyti su tuo Kristaus Jėzaus paveikslu, koks yra aprašytas, kokį šventoji dvasia tau liudija. Šventosios dvasios balsas yra ypatingai tylus, ypatingai švelnus. Ji nėra paprasta atskirti, ji nėra paprasta užfiksuoti netgi. Bet jei vis dėlto tu eini šituo keliu ir tau yra brangi tiesa, tu išgirsi tą balsą, tu pajausi tą švelnią ranką, kuri tave veda tuo keliu.
bet turi paleisti visas dogmas, visus tuos religinius išvedžiojimus. Kas yra apaštalų darbai? Tai yra interpretacijos. Tai yra tik interpretacijos. Taip kaip šitie žmonės matė Jėzų Kristų, buvę šalia jo, valgė kartu su juo, miegojo kartu su juo, taip kaip jie jį suprato. Tai yra jų interpretacijos. Ir tai yra tik dalis tiesos tos interpretacijos. Tik dalis tiesos. Tiek, kiek jie suprato teisingai, tiek jie atspindėjo, ko nesuprato, dadėjo iš savo gyvensenos, dadėjo iš savo pasaulio suvokimo, iš savo sampratos, pritempė, apibūdino, aprašė, taip kaip jiem atrodė. Ir čia nėra jiems kaltinimas, čia nėra kaltinimas Biblijos eilutėms ar evangelijams. Tai yra žmogiška. Mes gyvename tokiame pasaulyje, iliuzijų pasaulyje, kur yra iškraipyti iki visiško absurdo du esminiai dalykai. Tai žmogaus tapatybė ir Dievo paveikslas ir jo atvaizdas. Bet žmoguje gyvena Dievo jėga. Kiekvienas mes turime tą Dievo jėgą. Kuriame ar sąmoningai, ar nesąmoningai. Dažnai patys įkalindami save toje iliuzinėje realybėje, kurią sukūrėme. Per nežinojimą, per tamsą, per bukumą. Tai va tiek norėjau pasakyti. Apie Kristaus kraują ir apie Kristaus kūną ir apie žmogaus tapatybę ir apie Dievo tapatybę.